Good morning. Die sollten echt wel fietsen, niet? Sie haben gute Beziehungen mit den direkten Nachbarn? Ja, sehr. Ja, Sie machen, Kinder machen selbst auch etwas im Garten? Ja, das machen wir. Und jeder Haus hat hier sein eigenes Garten. Also die können selbst machen, was sie wollen. Das hängt von niemand ab, wenn das. Naja. Da ist meine kleine Freundin. Noch was Schweigiges. Мамос. Дякую. Один цікавимось його. Tai balandžio pirmosios proga monsinjorui žodį suteikiam. Prašom. Laukim. Sulaukim kaip kokio paukšto. Visai netikėtai čia mes atsiradom, visiškai nežinojom, tai neišmokom nieko nepadainuoti. Tai čia improvizacijų šou galite. Visai tik tai sužinojom, kad jau čia visi susirinkę linksminasi balandžio 1 dieną, tai ir čia. Aš visus sveikinu su 5-ąja Kalėdų diena, šiandien 5-oji Kalėdų diena, tai visus sveikinu ir linkiu laimingų metų. Didžiausias praėjusio šimtmečio mokslininkas Albertas Einšteinas sakė, kad niekada nėra vertas nei mokslas, nei pažanga, nei technika, tol, kol pasaulyje yra bent vienas nelaimingas vaikas. Taigi aš linkiu visų čia svečių vardu, sveikindamas svečius ir vaikus, linkiu, kad tikrai pasaulyje nebūtų nė vieno nelaimingo vaiko, kad jūs visi būtumėte ateinančiais metais, ne tik ateinančiais metais, bet visą gyvenimą būtume tikrai laimingi ir patenkinti. Labai dėkoju čia už visus tuos gražius šaukius, už giesmes, už dainas. Tikrai labai dėkoju, tai mums sudarė tikrą kalėdinę nuotaiką ir galėsime laukti tų naujų laimingų metų, kurie tikrai jums turi būti laimingi visiems. Tad mano linkėjimas geriausias. Dievas tegu jūs augina tvirtus ir laimingus. Gerbiamas monsinjore, pabūkit komisijoje, pabūkit. Na gerai. Čia žinokit labai sunkus darbas. Čia bus komisijos pirmininkas. Dabar jūs iš kojų. Kaip kada, kai jis stovi ant vienos kojų? Malta žinau. Tu man graži kaip ta gėlė pilna medaus. Tu man gražus kaip... Gerbėmieji svečiai, viešnios. Pradedame Lietuvos valstybės šventės minėjimą. Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva ir pro rudenio debesį juoda, tu benamių vaikų už kalnų ir kalvų ir daina
ir viltis, ir paguoda. Tai yra mūsų žymaus poeto Bernardo Brazdžionio žodžiai. Šituos žodžius dažnai kartodavo, jis juos sukūręs yra pirmaisiais pokario metais, kada pabėgėliai iš Lietuvos, pajutę pavojų tą komunizmo ir sovietų okupacijos pavojų, traukėsi iš Lietuvos su viltimi, kad karas greitai baigsis ir visi galės grįžti vėl į Lietuvą. Bet deja, karas pasibaigė, o Lietuvą okupavo Sovietų sąjunga ir daug lietuvių pasitraukusių iš Lietuvos negalėjo grįžti į Lietuvą. Kartu buvau ir aš, ir šitos Bernardo Brazdžionio žodžius dažnai kartodavau toli nuo Lietuvos, prisimindami Lietuvą ir gaivindami tą viltį, kad vis tiek kada nors grįšime į Lietuvą. Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva, kokiais žiedais papuošime tave, kaip tikrą seserį, esi pačioj jaunystėj ir pačiame pavasarį. Taip, 1933 metais apie Lietuvą rašė mūsų poetas Antanas Miškinis. Lietuva iš tikrųjų yra pačio jaunystėje ir pačiame pavasarį. Ji išgyveno daug priespaudų, daug vergijos metų, okupacijų, bet jie, Lietuvos žmonės, ypač Lietuvos jaunimas, Lietuvos vyrai, Lietuvą apgynė nuo okupacijų, nuo priešų ir Lietuva šiandien yra laisva. Dėl to mes džiaugiamės tą Lietuvos laisvę ir įsipareigojame vaiko tėviškės namų himno žodžiais. Jūs mokat, dainuojat, giedat tą himną, kuris taip sako: mūsų tėviškė žemelė, brolių laistyta krauju, laukia mūsų darbo vaisių ir sumanimų naujų. Dieve, mums padėk pakilti, veski mus doros keliu. Mes apginsime tėvynę nuo pavojų didelių. Laimink, Dieve, mūsų tėvynę, laimink tuos, kas gina mus, mūsų tėviškės pastogę ir mūsų ateities planus. Aš manau, kad šitą himną pagiedosite paskui vėliau. Dabar aš galėčiau jums priminti, jei dar nepavargot stovėti. Aš kaip tik šiom dienom įsigijau knygą Suvalkijos geografija. Autorius yra Justinas Sajauskas. Šitoje knygoje jis rašo ir apie šitą jūsų kaimą, Avikilų kaimą, kuriame taip pat buvo kovos. Čia tarp Šešupė, žinot, čia netoli yra Šešupė, paskui šitas plentas Marijampolėj Kalvarija ir šitas vieškelis, kuris į Liucinavą eina. Jūs kai kurie einat į mokyklą tuo vieškeliu. Tai šitame trikampy buvo didelės partizanų kovos tuo pokario metais, kai sovietai okupavo Lietuvą. Ir šitie rašo kaip tik apie Avikilų kaimą. Čia šitoj vietoj kaip tik buvo Šlamiškių sodyba. Šlamiškienės brolis Mykolas Žilionis buvo partizanas. Jis vadinosi, save buvo pavadinęs Plunksna, slapyvardžiu Plunksna. Ir tas Plunksna čia rašo toj knygoje apie jį. Žiema, sniegas. Kumelionyse šitai yra, žinot, kaip tik nuo šito kaimo prasideda, nuo šito ūkio, nuo šito sodybos prasideda Kumelionių kaimas. Tai toj knygoje taip rašo: Kumelionyse pasprukęs nuo kareivių, nuo rusų kareivių, pas Avikilų Mačiunskus. Mačiunskai tai
už tų medžių, kur čia šitas, anie turbūt medžiai čia Mačiunskai, yra Mačiunskų ūkis. Aš šiandien kalbėjau telefonu su Mačiunskiene, tada man patvirtino, kad iš tikrųjų tai buvo. Tai pas Mačiunskus atpuškavo partizanas Plunksna. Tai kaip tikras Mykolas Žilionis. Jis mano draugas buvo, kartu mokėmės gimnazijoje. Ir jisai klausia Mačiunskienės, ar aplinkui nėra rusų. Mačiunskienė kišt pro vieną namo kampą, pro kitą ir sako, nėra, nematau, nėra rusų. Partizanas nesislapstydamas žengė iš kiemo. Eis į Liucinavą, jis norėjo į Liucinavą, eit kur mokykla kartais, kai kurie iš jūsų eina į tą Liucinavą. Tik išėjo ir žiūri, kad ant kalnelio išdygo baltai apsirengusių kareivių eilė. Rusai pasirodo yra. Mačiunskienė pamačius, sako, grįžk Mykolai, rusai čia ateina. Plunksna, tas Mykolas Žilionis, net nestabtelėjo, matydamas, kad čia jau rusai netoli, jis net nestabtelėjo, pagalvojo, jei grįšiu, tikrai įtars ir paims jį. Jisai žinojo, kad mano apsupę šitą kitą sodybą, čia rašo toliau autorius, apsupę kitą sodybą, kaip tik šitą sodybą buvo apsupę rusai ir čia visur buvo pilna jų. Tai Žilionis, tas Plunksna, savo ramiai praėjo, savo žmogelis iš kaimo ir rusai visai nekreipė dėmesio, jie ieškojo kažkokių partizanų bunkerio čia namuos ir šitoje sodyboje. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Brangieji Vaikų tėviškės namų gyventojai, sveikinu visus susirinkusius dalyvauti šitose šventose mišiose nuo mažiausių ligi didžiausių. Visi turbūt pastebėjote, kad Vaikų tėviškės namuose šiandien, tai yra šiomis dienomis, vyksta svarbūs įvykiai. Su tikru liūdesiu šventų mišių malda atsisveikiname direktorių Medardą, kuris beveik 2 metus kaip tikras šeimos tėvas rūpinosi visais tėviškės namų reikalais. Manau, kad kiekvienas vaikas turėjo progos pajusti jo tėvišką rūpestį ir meilę. Išeidami į gyvenimą, daugelis iš tų vaikų niekada neužmirš jo tėviškų patarimų ir pamokymų. Apgailestaudami direktoriaus Medardo pasitraukimą, netekimą, šventose mišiose melsimės už jį, prašysime jam ir jo šeimai Dievo palaimos, sveikatos, stiprybės. Esame tikri, kad Dievas jam gausiai atlygins už visą, ką gero yra padaręs didžiai Vaiko tėviškės namų šeimynai. Dievas mūsų nepalieka našlaičiais. Turime naują direktorių, turbūt ją visi jį pažįstate. Žinote, kad jo vardas yra Vidas, o pavardė Urmanavičius. Per šventas mišias melsimės už jį. Esame tikri, kad Dievas suteiks jam pakankamai išminties, įkvėpimo ir jėgų, tikėjimo, vilties ir meilės atlikti šias nelengvas pareigas. Čia prie altoriaus visi pasižadame, kad ir mes stengsimės visomis išgalėmis jam padėti. Gerai atliksime savo pareigas, drauge su direktoriumi mums visiems rūpės, kad čia būtų tikri tėviškės namas. Kunigas Remigijus Maceina.
Su juo tikriausiai susitiksite kiekvieną sekmadienį ir šventadienį prie altoriaus. Savo programą jis pats nustatys, susitardamas su Vaikų tėviškės namų gyventojais. Tikimės, kad mūsų susitikimai su juo neapsiribos vien sekmadieniais ir šventadieniais. Jis bus tikras Vaikų tėviškės namų dvasios vadovas, dvasios tėvas, rūpinsis pirmiausia šio kaimo gyventojų religinio, dvasinio gyvenimo ugdymo. Su juo visada galėsite susitikti, pasitarti, aptarti savo kasdienius rūpestėlius, problemėles. Didžiausias turtas, kurį savo auklėtiniams gali duoti Vaikų tėviškės namai, yra ne kas kitas, o religinis tikėjimas. Koks laimingas tas, kuriam tikėjimas yra tarytum tėviškė. Žemiškąją tėviškę galime prarasti, galime būti atskirti nuo jos, bet jei tikėjimas yra mūsų tėviškė, mes niekada neliksime vieniši. Kad ir kur būsim, visur tėviškė bus su mumis. Mes niekada nesijausime našlaičiai, niekada nebūsime be namų, be šeimos. Dievas mūsų tėvas. Mes jį visur turim, visur dvasioje su juo susitinkam. Marija geriausia tėviškės motina. Visuose reikaluose galime prašyti jos pagalbos. Šventieji yra mūsų broliai. Mūsų broliai taip pat yra visi kiti žmonės. Štai koks nuostabiai gražus gyvenimas žmogaus, kuriam tikėjimas yra tapęs tėviške. Visiems linkiu, kad jūsų didžiausias turtas ir jūsų tėviškė būtų tikėjimas.